Psalmių knyga, 59 skyrius ir nuo 1 iki 17 eilutės. Išgelbėk mane nuo mano priešų, mano Dieve, išgelbėk mane nuo tų, kurie sukyla prieš mane. Išgelbėk mane nuo piktadarių ir išgelbėk mane nuo kraugerių. Nes štai jie laukia mano gyvybės, surink prieš mane minę, Viešpatie, ne dėl mano nusikaltimo ir ne dėl mano nuodėmės. Jie bėga ir ruošiasi be mano kaltės. Pabusk man padėti ir štai. Todėl Viešpatie kareivijų Dieve, Izraelio Dieve, pabusk nubausti visas tautas, nepasigailėk nė vieno nedorėlio nusikaltėlio. Sela. Vakare jie grįžta, urzgia kaip šunys ir apeina miestą. Jie raugėja burna, jų lūpose kardai, nes jie sako, kas girdi. Bet tu, Viešpatie, iš jų juoksiesi, visas tautas paniekinsi. Aš lauksiu tavęs, jo stiprybė, nes Dievas mano apsauga. Mano gailestingasis Dievas ateis manęs pasitikti, Dievas leis man pamatyti mano geismą ant mano priešų. Nežudyk jų, kad mano tauta nepamirštų, išsklaidyk juos savo gale ir parblokšk juos, Viešpatie, mūsų skyde. Tegul jie būna sugauti dėl jų burnos nuodėmės ir dėl jų lūpų žodžių, dėl jų puikybės, dėl keiksmų ir melo, kurį jie kalba. Sunaikink juos savo rūstybėje, sunaikink juos, kad jų nebūtų. Ir te žino jie, kad Dievas viešpatauja Jokūbe iki žemės pakraščių. Sela. O vakare jie grįžta, urzgia kaip šunys ir vaikšto po visą miestą. Jie klajoja ieškodami maisto ir staugia, jei nėra sotus. Bet aš giedosiu apie tavo galybę, rytą garsiai giedosiu apie tavo gailestingumą, nes tu buvai mano apsauga ir priebėga mano nelaimės diena. Tau mano stiprybė, giedosiu šlovės giesmes, nes Dievas, mano apsauga, mano gailestingumo Dievas. Psalmių knyga, 59 skyrius ir nuo 1 iki 17 eilutės. Jei norite patirti Viešpaties Jėzaus Kristaus meilę, Kristaus vardu maldaujame, susitaikykite su Dievu. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Mesijas kentės ir 3 dieną prisikels iš numirusių ir jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmių atleidimas. Šiandien, jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Dabar yra priimtinas metas, dabar yra išganimo diena. Vyrai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Tikėk Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Jei lūpomis išpažinsi, kad Jėzus yra viešpats ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Atgailaukite ir kiekvienas te pasikrikštyje Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir gausite šventosios dvasios dovaną. Nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduotas po dangumi kitas vardas, kuriuo turime būti išgelbėti. Yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, žmogus Kristus Jėzus. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Vieninteliam išmintingajam Dievui, mūsų gelbėtojui, tebūnė šlovė, garbė, viešpatystė ir galybė dabar ir per amžius. Ačiū ir amen. Agapo aidai. Liudijimai, peržengiantys ribas.